Labas ralis. Taigi, pagaliau prasideda ralio vasaros sezonas. Vieną kartą važiavome šiemet žiemą ir daugiau varžybų nebuvo. Dabar atšilo orai, išdžiuvo trasos ir pirmas ralis prasideda Visagine. Tai ne Lietuvos ralio čempionato etapas, tai ralio sprinto čempionato etapas, ir kuriame mes esame užsiregistravę kaip svečiai, nes mes negalime tame čempionate dalyvauti, kadangi ekipažas gali pasirinkti tik vieną čempionatą ir dalyvauti arba sprinte, arba larče. Kadangi mes važiuojame larče, tai sprinte važiuosime šį kartą kaip svečiai. Iš tikrųjų, pasilgęs buvau ralio, jau kurį laiką nevažiavau, kolegos testavosi, man neteko testuotis, nes visokių buvo dar biudžeto klausimų labai neaiškių ir iš vis truputį abejau, ar iš vis pavyks startuoti šiame ralyje. Kaip ir biudžetą su rėmėjais esame jau susiderinę, liko tik pasitvirtinti, bet ralį pavyko užsiregistruoti, nors jau buvo pasibaigę vietos, nes labai daug dalyvių susirinko į Visaginą. Buvo vienu metu netgi 85, bet paskui keletą dalyvių atkrito ir jų tarpą priėmė mus. Tai dėl to mes labai džiaugiamės ir dėkojame organizatoriams. Ir šiuo metu važiuoju į Visaginą. Dabar yra penktadienis, po 19:17. Tai dalis jau vietoje laukia manęs. Šiandien vyksta susirašymas. O kodėl vėluoju šį kartą? Vėluoju todėl, kad Škodai atsirado kaprizai. Šiandien tik įdėjau į Instagramą, kad mes važiuojame, startuojame Visagine. Po 15 minučių skambino mechanikas, sako, važiavau ir dingo tepalo slėgis. Tai labai įdomiai darosi. Užkūrus automobilį, sušilus iki darbinės temperatūros, slėgi tepalo, viskas gerai, gazuoja, viskas tvarkoje, užgesinė automobilį ir užkūrus iš naujo nebėra tepalo slėgio. Slėgio nėra ir manometre. Žodžiu, mechaniškai po užgesinimo ir po kelių minučių kuriant automobilį dingsta slėgis. Mechanikai išvažiavo pas Joną Slucko, bandys išardyti jo oro tepalo filtro korpusą ir ten yra toks viduje vožtuvas, pabandysim pakeisti tą vožtuvą. Tikiuosi, kad problema bus tenai ir tai padės. Laikom čiūrikus, kad viskas bus gerai ir mums slėgis tepalo atsiras ir rasim bėdą ir galėsim startuoti rytoj Visagino ralyje. Tai kažką aš pats filmavau iš telefono, truputį mėsi keletą momentų, kai mums tas tepalo slėgis dinginėja. Taip jau atsitiko, kad Škodufkė ant buksyrą išvažiavom pabandyti ir gavosi taip, kad dinga tepalo spaudimas Škodai. Dabar tempiam ant buksyrą, bandysim matuoti, bet mūsų dalyvavimas Visagine pakybo ant plauko ir nežinau kaip čia bus, taip labai neskaniai viskas atrodo. Dabar kaip ir viskas gerai, nelabai supratom, kas buvo. Pakeitėm tepalo filtrą ir kol kas tepalo spaudimas dabar jau beveik 5 barai, tai tikėkimės viskas bus gerai. $1,01.
Pirmas GR. Pagaliau atvykome į vietą. Daliukas laukia mūsų. Škodai. Štai Hebras privažiavė. Labą dieną. Jisai iškart į mašiną puola. Dalyko pusę valandą. Labas, Daliuk, labas. Dar bučiuosimės, jau galim nevažiuoti. Varom, ne? Varom, davai, pasirašyt. Užvedė mašiną. Ne, dar laukia. Mašinas neturim. Kad tik šiaip pasidarė. Nesuprantu šorą. Tramplinas 50, kairį 6, 80. Tramplinas čiut dešinė, žemyn, 120. Per trampliną dešinys 5, 5 neišleisti. 70. Dešinys 6, 5 gal. Ilgas, neišleisti, Aha, 70. Tramplin dešinė žemyn, 50. Kairys 4, 70. Čia gal 8. Tramplinas 40 stop, dešinys 3 lėtas. Lėtas 3 50. dažna. 50. Kairys 3, 4, 5 ilgas. Taigi baigiam susirašymus, spėjau dar susirašyti pusantro greičio ruožą, nes iki 9 valandų tik buvo galima susirašinėti, tai važiuojam ilsėtis ir laukti žinių iš mechanikų. Dar neaišku, kaip čia viskas mums baigsis. Taigi sėdam į vieną automobilį, paliekam Passatą pas gyventojus, kad nereikėtų varinėti, ne, Daliuk? Gyventojai, labas vakaras, zdravstvutis. Nu jo, jaučiasi, kad pasienio ruožas. Nu, bet Ar žmonės net sveikintis nesugeba. Jo, bulbašins, tai ką darysi, va, šaniukų visokie ir a mes važiuojam ilsėtis ir lauk žinių iš mechanikų. Po 5:40 rano fans miega. Labas rytas, dusetos. Ką mes atsikėlėm? Su dalį einame į automobilį. Mechanikai naktį atvažiavo į servizą. Vakar pabandė, liktais viskas gerai. Bet taip, kaip gedimas atsirado, taip neiškitinga, tai jokių garantijų nėra, bet bandom važiuoti ir žiūrėti, kas bus. Nu, testinis režimas. Jau susirašėm 3 greičio ruožus, važiuojam pasirašyti 2 likusių, Miestinis ir Rimšė. Dalis paleidau į mašiną, kad pasivaryt arčiau. Šiek tiek pas mus servise lengvas sąmyšis, nes paprašė vieną dėdės, kad nuvežtų lipdukus, nes technikinė anksti ryte, tai dėdė pasiklydo, lipdukų neįspėda išlaiko. Tai vėl skambinam technikiniai, kad palauktų, žodžiu, nu, kosmosas. Mašina prie technikinės, bet be lipdukų neleidžia varyti technikinės. Chaosėlis biškį, kažkaip tai jaučiasi sezono pradžia, kad dar ne viskas susistygavę. Aišku, mechanikam didelis ačiū, jie per naktį tikrina automobilį, žiūrėjo, nebemiegojo, važiavo tiesiai į ralį, be miego, tai jiem užuojauta, bet, kaip sakyt, toks jau tas mūsų sportas kartais ir reikia pasiaukoti. Ką, lekiam dabar link Visagino ir važiuosim susirašyti Rimšės greičio ruožą. 10.
Kairys 4 per trampliną meta Tramplinuks neišleisti. buvo, bet nerašiau. Gerai, gerai. Kairys 4 per trampliną meta neišleisti 80. Čia buvo. Tramplin 40, tramplin žemyn 40, dešinys 5. 90. Dešinys 3, 3. Tramplinas. 30. Gerai, tramplinas ir kairys 3 pjauti 30. Per trampliną dešinys 4. 60. 4 metai. Tramplin iš kairės į dešinį 6, 50. 7 gal netgi. Ir stop, Ir 60. kairys 2. Susirašėm žvyrinis greičio ruožas. Važiuojam dabar susirašyti dar vieną mėsinį greičio ruožą ir bus viskas. Na, Daliau, kaip tau? Tas savaitgalis. Stresinis. Čia toks gerulis, žinai, sėdi namuose, kaime malkas skaldai, skambina notkus, gal varom ralį? Nu tai varom. Susidedam daiktus, o blemba, mašina dar nevažiuoja. Nu vienu žodžiu, streso, pilnas kelnes, senai tai bebuvo, ne? Beje, Hebra konkurentai jau 3 savaitę Zulino treniruojasi, mes sakau tokie, gal varom. Jo. Važiuosim, tai čia pritaškis su BMW-ais mums. Nuo pečių 2 nulipę. Sugalvojo ralį važiuoti. Seneliukai. Mašina jau užsiveda. Dulkės garažė, nuvalį nuo kapotą, gal varom. Žodžiu, svarbu. Dulkės ištriūsiu, kai Jo, išsipurtis. čia bus nuotikimi. Na, žodžiu, jo, stresas su mašina, stresas, kad be treniruočių, stresas, kad šiandien lipdukai pavėlavo technikinę, tai, žodžiu. Viskas kaip pirmą kartą ralį atvarė. Jo, kaip atrodo, kad kaip studentai. Nieka, kažkaip, ne? Aš galvoju, kokiam paskutinius 2 gal daug jau pagreitėsim. Jo, pradžiai čia labai kažko tikėtis tikrai nevertėtų ir nenustebkit. Jo, graudu. Svarbu, kad mašina važiuotų, ne? Nes kažko biškį pažemos važiuojasi. Žinai, kaip kuo mašina ilgiau stovi, tuo genda daugiau. Genda daugiau, jo, Tai stovėdamas. lėkti, Ta taisyklė jau senai aiški. Tramplinas 20 stop, tramplinas ir kairys 2 lėtas neišleisti. Oi, čia tai pus duodam. Na, gal pusė eina, ne? Dešinys, Kairys čia gal. bet biškį toks bus. Kairys 4, 3, 50, stop. Bet nematau pažymėta, čia kažkas yra, ne? Ir kažkoks burbulas. Buvo? Kairys 1. Finišas. 80. Tramplinas. Meta. Finish. Ir į dešinę. Jo. 70 stop. Dešinys 2 lėtas. Tai ką, važiuojam per uždarą parką. Štai, va. Viską filmuoja, parodys per televiziją visą ką. Fanai. Kėjoja. Na dabar bus jiem parodysim. Visiem. Kokie jie. Štai Petro Šaučiūno chebra.
trumpam atiduosim. Atidavėm Petrui kombinezoną. Ral kaip smagu grįžti į ralio virtuvę ir pamatyti tą visą atmosferą, sutikti daug pažįstamų veidų, gražių automobilių. Štai Tadas Gombrevičius. Tai ką, mes vietoj, Škoda vietoj, mechanikai laukia nurodymų, tad neužilgą startuosime. Labą dieną. Sveiki! Ką, Rolkis? Visas darbuotojas. Rolandas Mackevičius, legendinis ralio lenktyninkas, tais laikais lenktyniavo, kai buvo Lipeikiai, Gardauskai ir Simaškas, tai lėkdavo su Subaru A grupės, labai greitą mašiną. O šiandien jis padeda MV servizui prie Hyundai, o čia vat yra kita Hebra. O kiek čia tie? Kaip blynai, mašinytė? Popiam. Ledas. Ledas? Ledas šokoladas? Ledas. Nu, nusiteikė pagazuoti? Kaip taip. testai? Girdėjau vakar ar užvakar čia testai buvo, ne? Užvakar. Gerai, slėgis nebuvo dingęs. Ne. Nors vienėjom gerai, ne? Slėgis nebuvo dingęs. Nu, kiek kilometriukų prasukat? Kažkaip kaip mum tai nemažai, jau kokius ten. Ai, gerai. Mašina visas plius. Kol kas jau. Kol nesulaužė nieko. Šiemet dar treitėsis prieš vasaros ralio, čia buvo vienintelis. Ne, vieninteliai buvo. Kaip atsisėdus mašiną, kada jau pajauti, kad jau gerai gali lėkti? Kiek kartų reikėjo Dar pravažiuoti? nepajaučiau. Ai, Ne, iš pradžių tai atrodė, sakiau. Kas čia darosi? Kokių 3 kartų, ne? O po kokių jo, kokių 3 kartų pirmin atgal jau ten pradėjau suprasti, viskas čia gerai. Į kurią pusę bėgi jungias, ne? Ne, vėgi gal jungas, tai aišku, bet šiaip kažkaip prie greičio taip supratimo. Supratau. Pasiruošęs greitai. Na gerai, pažiūrėsim po kelių greičio ruožą, kaip kalbėsi. Pažiūrėsim pats, ką sakys. Aš tai tyliai iš viso. O čia vat yra Martino Samsono naujas bolidas BMW su Hondos varikliu. Tai jie važiuos dabar galų varomo klasėje su tokio vat įdomiu hybridu. Kiekvieną kartą mašina vis kažkaip, man atrodo, naujin ir naujin. Labą dieną, labą dieną. Šašlykų turit? Yra. Yra. Nešašlykų, bet turim. Yra, o. Sveikas meistriuk. Nu, kaip stakanas? Gerai. Vieta. Vietai? Ledas. O, iš galo įdėt į priekį kaip? Ar turėjot naudotą kokį? Gal naudotas. Naudotą gautą, ne? Supratau. O daugiau kaip viskas gerai? Šlangas nebeleidžia, antifriz nebėga? Viskas tas. Nu, liuks. Lauksim jūsų ekipažo rezultato. A kur driveris? Ai, mokinasi, ai, nu tai... Jie tam. Supratau. Tai jau nieks reikia. Labą dieną. Bus šašlyko, ne? O, prašom, kumpė yra. Ai, šiandien. Šaltas Ai, stalas. kumpė, o, gerai. Ne, dabar prieš startą nevalgys, bet žinau, apdairysim, ką čia yra. Oi, kumpė. Nu gerai, vieną gabaliuką paimsim. O, pasako. Taigi, MV Sport Service. Labas. Darau. Nu ką, hebrytė? Galvojau, tu dopė? Senai dobė. Mašina, motorą. Bet mačiau, kad čia mašina, ne? Ne per daug čia mašiną prisivežė į Mindaugai? Tai ką žinau, galvoju, žinai, kaip tas tikimybės faktorius, nu, gal kažkaip. Sakai, iš 2 vieną galvoju, sakai, daugiau šansų, ne? Taip. Nu, galvoju, kaip tave, žinai, kad iš abiejų pusių tave apsupom dabar, žinai, kaip ir spausim, kaip žvejyboj. Viskas gerai, liuks. Klausyk, nu kaip šitas naujai surinktas aparatas buvo testai, kaip pasirodė? Viskas gerai, nu, tai dirbam su Martino amortizatoriais, nu, daug, kaip sakyt, Martino Hebra čia entuziazmo rodo, gal net šito atveju net daugiau už mūsų jo Martino idėja ir buvo, kur pasikviesti, kad davest jos. Tai va, žiūrėsim, kas čia gavosi, testai
Girdėjau, ketvirtadienį tiesiai buvo kiek prasukat kamai, jeigu... 70 kokį, labai jau produktyviai. Jo. Labai daug ir dirbam, žinai, ten pirmyn atgal, nes Martino inžinieriai gal 3 komplektus amortizatorių parašė, tai dar iš 3 tų komplektų į vienus spiroklės tokios, kitokios, trečiokios, tai toksai, gavosi vėl, bet... Ką driveris, kokie atsiliepimai? Žinai, somiškas kuklumas, alakai. Prisitaikyti. Žinai, dabar žinok, ar alakai iš tikro alakai, ar iš mandagumo. Tai, žinai, aš neslėpsiu. Čia galim apsimetinėti, bet esi tu atskaitos taškas. Ir žiūrėsim su tavim jiem, kas gaudasi, kurią pusę. Šiandien neimk už tikrą pinigą, nes biškė, žinai, saka, iš laivo į balio, aš atvariau tai. O jeigu aplenksi, sakysi, geria forma, čia pasiruošiau. Ne, viskas tvarkoj, mes taip iš po kampuką žiūrėsim, lauksim gal klaidėlės, kokios dar kažkai, taip viskas bus, kaip sakyti, pagal nuotaiką. Taigi radome servizę, mes ir labai greitą Suomijos vairuotoją, tai Teemu Asuma. Hi Teemu. Hello. 1 year ago I saw you in this rally, in Visaginas rally with Toyota, and now with other car. Yeah, now it's other car, now it's a Hyundai. Yeah, how it happened? Mindokas called me and available or not, for sure I'm available. Okay, anyway, we drove in a similar car in last year's Cematia. Yeah. But only not so... half a stage and some test, but okay. Then we start to deployment in a dumper, dumpers and for sure all other things. And now we continue. Yeah. We drove 1 day test, 1 day test and test 3 or 4, actually 3 different dumper settings and try to find some solution. Yeah. And now we have a much better base if compared to last year's Cematia. And someone tell me that you like more harder car than other like Egon, like softer. Yeah, it's for sure. Must be remember also we have different dumpers, so that's use it in Samsonas and Egon use it in Rikers. Yes. Yeah, but always I want to use it in a little bit harder, because more always steering and I feel the car a little bit better in a harder one. But anyway, we have the plan to also test today in a softer clicks version and harder clicks version, and we have all day time to testing something, something. And so. And the last question, can you beat Egon today? My main things in the deployment in the cars and find solutions. If you see that not big gap, but let's see what to fight for the first place. First, for sure I want to drive fast, but still I must be learning the car and think about the setup and all other things. Okay, see you later. Bye. Taigi, trumpai testavo automobilį, keitė amortizatorių kelias rūšis ir sakė, rado gerą sprendimą. Klausiau, ar aplenks Egoną, jis tai buvo kuklus, bet sako, mes testuojam automobilį tą rambaram, bet aš galvoju, kad jisai bandys pakovoti. Jis laik sako, norim būti greičiausiai ir būti greiti. O mes einame ruoštis jau startui, nes Egonas jau išvažiuoja.